Niekas nepastebėjo. Negerai, reikėtų kažką daryti, bet truputį bijau. Bet čiagi mano draugas, aš negaliu jos skųsti. Skaidrę visuomenę esame atsakingi mes patys. Būdami sąžiningi, kuriame skaidresnę ir geresnę Lietuvą savo ir savo vaikams. Matai neteisingą elgesį? Pranešk. Skaidrumą kuriame kartu. Matai neteisingą elgesį? Pranešk. Skaidrumą kuriame kartu. Baik taip daryti! Sveiki visi, šį vakarą su jumis laida Skaidrumas kalba. Šiandieną studijoje kalbame žmonės su neskaidrumo atvejais. Taigi pradėkime nuo jūsų, politikė. Jūs susidūrite su visiems mums tikrai gerai žinoma situacija. Taigi noriu jūsų paklausti, kokiose situacijose elgtis teisingai yra sunkiausia? Na tai iš asmeninės patirties galiu pasakyti, kad sunkiausia išlikti skaidriam yra, kai to reikalauja kiti žmonės, ypač artimieji, nes paprasčiausiai bijo jų atstumimo. Toliau kalbiname Plungės Saulės gimnazijos gimnazistę, kuri, pamačiusi neteisėtą veiklą, atrado savyje drąsos pranešti. Noriu tavęs paklausti, kaip tai padarei ir apskritai, ar sąžiningumas reikalauja drąsos? Taip, sąžiningumas iš tiesų reikalauja drąsos. Vandalų tarpe, pamačiusi savo draugą, išsigandau, kad galiu jam pakenkti. Bet to pabūgau, kad į mano pranešimą gali sureaguoti nepakankamai rimtai. Taip pat viską apsunkino tai, kad niekas kitas to nematė. Ir pasielgti sąžiningai buvo ypač sunku. Bet labai svarbu, nes žala buvo vis vien padaroma. Dabar norėčiau pakalbinti žmonės, kurie patys dalyvavo neteisėtoje veikloje, o dabar aktyviai skatina skaidrumą ir sąžiningumą. Aš galvojau, kad jeigu manęs niekas nepastebės, galiu daryti, ką noriu. Tačiau dabar suprantu, kad tai netiesa. Įkvėptas politiko ir geros draugės, skatinu draugus elgtis sąžiningai ir teisingai. Na, manau, visi supratome, kad elgtis skaidriai ir sąžiningai privalome kiekvieną dieną įvairiose situacijose. Ačiū už dėmesį.